Labas vakaras, mėly Marijampoliečiai. Su jumis ir vėl sveikinasi jaunimo laida Marijampoliečiai.lt. Taigi, prabėgo pačios didžiausias metų šventės - Kalėdos, naujieji metai, o štai ir Valentino diena jau pasiekė ir mūsų miestą. Martynai, kaip tu šventi Valentino dieną? Man Valentino diena asocijuojasi su man brangiais žmonėmis, aplinka dviese, romantika, žvakučių šviesa ir žinoma raudona spalva. Tai kaip mano strikės raudonas spalva, ne? Būtent. O man labai įdomu, kaip Valentino dieną švenčia mūsų miestiečiai. Then what would you choose to do? Ką tau reiškia meilė? Viską. 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 Ar švenčiate Valentino dieną? Jonis? Nešvenčiu. Nelabai. Taip. Retkarčiais. Taip. Kartais. Neturiu su kuo. Nu taip, nėra, žinote, tam tikram amžiai nėra taip aktuali gal kaip jums jauniems, tačiau jį diena po truputį prigyja ir svarbu, kad jie nenustelbtų kitų dienų, vasario 16-osios. O su kuo švenčiate? Su šeima, su draugais, su drauge? Su drauge? Na ir su draugais. Su šeima. Su draugim. O kokią geriausią dovaną esate per visus savo metus gavusi Valentino dienos progą? Gėlių. Skutimosi mašinėlė, pavyzdžiui. Tai gal žaislinis meškiukas šokantis. Oi, ten kolegijoje būnant visokių tokių komiškų, linksmų ir gražių. Ir kada jau pagyvenęs gerokai žmogus gauna kažkokią tai iš jauno žmogaus, jaunos merginos vis tiek miela širdį būna. Tai buvo tokie visokiausi rankų dirbiniai, kaip čia pasakyti, iškabinti. Gražu, miela. O ar tu šventi Valentino dieną? Švenčiu. Taip pat su šeima? Taip. O niekada nešventai su kokia drauge? Dar ne. Kaip tu įsivaizduoji Valentino dieną? Su širdutė, meilė. Ar tu lauki Valentino dienos, ar tau tai yra įprasta diena, į kurią tu nekreipi visiškai dėmesį? Laukiu. Laukiu? O kodėl lauki Valentino dienos? Noriu draugiai dovaną padovanoti. O jei nepaslaptis, kokią dovaną norėtų padovanoti? Paslaptis. O kodėl? Nes ten mano didžiulį paslaptis. Ar turi savo kokią širdies draugę, ar kokią šiaip patinkančią mergaitę, su kuria praleisi Valentino dieną? Jo, taip, prasme. O ką nuplanavęs dovanoti? Jei nepaslaptis? Paslaptis. Ar tu myli ką nors? Ar mokykloje būna kokie renginiai? Yra. Ir ką jūs ten veikiat, ką darot? Visokias valgom širdelių formų šokoladukus arba šiaip dalinamės širdutimi. Dar vis lipinat ant veidų širdutes? Jau nebelipinat? Man atrodo, kad Marijampoliečiai tikrai ras ką veikti per Valentino dieną. O ką aš veiksiu, tai dar nežinau. Kažkaip visai nežinau, kas vyksta mūsų mieste. O aš tave galiu apšviesti. Na, tai pirmin. Marijampolėje vyko puikus renginys Play and Chill. O kas tai per renginys, aš nežinau. Tai yra Lietuvos moksleivių sąjungos organizuojamas renginys, kurio metu jaunimas gali susirinkti į vieną puikią mūsų miesto Bonbon kafe kavinę ir joje diskutuoti, žaisti ir kitaip užsiimti įdomiu laisvalaikiu. O tai tas renginys dar kartą bus? Tikrai taip. Galiu patikinti, kad jis kartosis dar ne vieną kartą. Tada žiūrim reportažą ir kitą kartą skubam į tokį patį renginį. Vasario 7 dieną vyko stalo žaidimų turnyras Play and Chill kavinukėje Bonbon kafe, kurį organizavo Marijampolės mokinių savivaldų informavimo centras, kuris skaičiuoja antrus metus kaip Lietuvos moksleivių sąjungos padalinys. Tai pirmas tokio pobūdžio renginys Marijampolėje, į kurį sugužėjo net 6 komandos.
Organizatoriai džiaugiasi dideliu turnyro susidomėjimu ir pažada antrą tokį renginį, kuriame galės dalyvauti dar daugiau komandų. Šį pirmąjį turą laimėjo komanda Dzin. Turnyras nebūtų apsiėjęs ir be rėmėjų, tai Mantinga, Arvis, Spindulys. O kad vakaras būtų įdomesnis, Bonbon Cafe buvo paruoštas specialus Lietuvos moksleivių sąjungos meniu. Tikimės ir daugiau tokio pobūdžio renginių, kurie puikiai prisideda prie turiningo laisvalaikio leidimo mūsų mieste Marijampolėje. Mūsų laidoje nuolat kalbam apie mūsų miestiečius marijampoliečius. Bet kodėl nekalbame apie tuos mūsų marijampoliečius, kurie gyvena, pavyzdžiui, Vilniuje? Ir dabar pats laikas pristatyti mūsų naująją rubriką, kurioje jūs pamatysite visas naujienas iš Vilniaus, iš mūsų miestiečių. Nes dabar rubrika Marijampoliečiai Vilniuje. Sveiki, pristatome naują rubriką iš Lietuvos sostinės Vilniaus Marijampoliečiai sostinėje, kurioje kalbinsime žinomus mūsų kraštiečius, kurie dabar gyvena Vilniuje. Papasakok, ką šiuo metu veiki Vilniuje? Šiuo metu pirmininkauju viena didžiausiai politinių organizacijų Lietuvoje, tai Lietuvos socialdemokratų jaunimo sąjunga. Ką veikia tavo vadovaujama organizacija? Socialdemokratinis jaunimas Lietuvoje vienyje 55 skyrius ir mes savo veiklą vykdome dviem pagrindiniais savo veiklos prioritetais. Tai yra organizacijos veiklos kokybės gerinimas, mes stengiamės kelti savo narių kompetencijas, stengiamės stiprinti jų administracinius gebėjimus bei ugdyti būsimus politikus, kurie bus pasiruošę prisimti atsakomybę už savo šalį, bei politinės programos realizavimas. Tai mes esame vienintelė politinė jaunimo organizacija Lietuvoje, kuri turi savo patvirtintą politinę programą ir siekia jos įgyvendinimo veikdama per savo narius. Kaip pasisekė užimti šią poziciją?
Taip, pagal mūsų įstatus vyksta demokratiški rinkimai ir tas kandidatas, kuris surenka daugiausiai balsų, jam yra patikimas organizacijos vairas ateinantiem 2 metam. Ar nepasiliksti Marijampolėj? Tai Marijampolės nepasilikstu, nes nemažai laiko ten praleidžiu, susidėliuojasi su darbuotojais, kad bent jau 2 dienas, 3 dienas per savaitę būti Marijampolėje, bendrauti su žmonėmis, bendrauti su jaunimu. Ar neplanuoja ateityje persikelti visiškai į Vilnių? Ne, tikrai ne, Marijampolė visada buvo ir yra man artimas kraštas ir visada norisi ten sugrįžti, visada džiaugiesi sugrįždamas, kai pamatai, kad miestas iš tikrųjų keičiasi į gerąją pusę, kad tas miestas būrė jaunus žmonės, kad tai yra pakankamai jaunatviškas miestas. Ar suvalkietiškos savybės trukdo ar kaip tik padeda esant Vilniuje? Aš manau padeda ir ne tik tai suvalkietiškos savybės, bet ir suvalkiečių gyvenimo būdas, tai yra racionalus gyvenimo būdas, kada reikia apskaičiuoti viską ir būti taupiu. Aš manau, tos savybės yra reikalingos ne tik tai tiem žmonėm, kurie gyvena Suvalkijoje, bet ir tiem žmonėm, kurie gyvena visoje Lietuvoje. Kokia jūsų nuomonė apie Ramūną? Apie Ramūną, manau, kad nuomonė yra puikiai. Ne tiek dažnai mes kartu sprendžiam didelės problemas, bet matau, kaip jis vadovauja Jaunimo sąjungai ir aš manau, kad Jaunimo sąjunga tikrai turi džiaugti savo vadu dabartiniu. Ko palinkėtumėt marijampoliečiams, norintiems tapti jaunimo lyderiais, tokiais kaip Ramūnas? Prašiausiai dirbti. Aš manau, kad neatidėti, kad sakyti, nuo pirmadienio pradėsiu domėtis politiką, nuo pirmadienio nueisiu į kokį susirinkimą arba nuo pirmadienio kažkam padėsiu. Aš manau, kad tai turi būti kasdienis noras tą daryti, kad aš vaikščiau po prospektą ilgais plaukais ir ten mane gaudydavo komjaunuoliai, tai aš negalvoju, kad aš būsiu Seimo pirmininko pavaduotojas. Pasirodo, kad gyvenime žingsniuoja ir kažkur galbūt tave gyvenimas nurodo tą kryptį, kurią tu dirbi. Laikykit stuburą, turėkit jį, bandykit būti žodžio žmogum ir būsit lyderiai. Kokį patarimą turi marijampoliečiams, norintiems atsikraustyti gyventi į Vilnių? Na, turbūt pagrindinis patarimas ypatingai studentams, kad perprasti viešojo transporto niuansus. Na ir taip pat rusų kalba būnant čia Vilniuje nepamaišyti. O dabar, mėlieji, aš jums pristatysiu renginį, kuriame dainavo pats gražiausias marijampolietis. Taigi žiūrim reportažą apie kokį renginį, Martynai? Atviras mikrofonas. Taigi, jeigu galite, daugiau papasakoti apie šį projektą ir idėją, kur jums kilo. Idėja tai iš tikrųjų čia nėra nekiek originali, aš ją kaip ir visas geras idėjas šiek tiek nusisavinau iš užsienio, tai yra gana populiarus formatas, atviras mikrofonas, tai kiekvienas baras, kiekviena kavinė, kiekviena užeigėlė, ten dažniausiai tokiuose maitinimo įstaigose vyksta tokie renginiai, pas mus gal šita kultūra taip nėra išsivysčius, kaip sakyti, kad tie gyvi vakarai vyktų visur ir visada. Taip, bandau tiesiog tą idėją pritaikyti čia. Taigi, ir jeigu galite, daugiau pristatykite apie šį projektą, ar ko jūs tikitės iš dalyvių? Ko tikiuosi? Tikiuosi originalios ir autorinės muzikos iš tiesų, nes pastebėjau, kad paskutiniais metais mūsų visi šitie jauni žmonės, kurie imasi pianinų, gitarų, tai jie savo dainas bijo parodyti visiems. Tai mano toksai tikslas, kad jie nepabijotų ir į dienos šviesą jas ištraukti už sąsiuvinėlių, kuriuose jos visos būna dažniausiai surašytos. Aš tikiu, kad ten aukštai, kur gyvena angelai, aukso knygoje iškaltas mano kelias. Nevalia man jo skaityti, nevalia
Suspending is controlling my mind. I cannot find a way out of here. Laimona, o gal tu žinai, ką reikia daryti, kad nepraleisti visų svarbiausių Marijampolės renginių? Žinau, žiūrėti rubriką Kas kur kada, kaip visada. Vasario 14 dieną 17 val. Kultūros centre Taip lengva būti mylimam ir taip sunku mylėti. Kamerinio ansamblio Kantarė koncertas Valentino dienai paminėti. Vasario 16 dieną 13 val. 13 minučių Kultūros centre šventinis koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Vasario 18 dieną 18 val. Kultūros centre miuziklas Paryžiaus katedra. Sporto renginiai. Vasario 18 dieną 19 val. Marijampolės Arvi futbolo arenoje Marijampolės savivaldybės 2014 metų salės futbolo pirmenybės. Vasario 15 dieną 16 val. Žaidimų sporto mokykloje NKL varžybos Sūduva Mantinga Trakai. Have you ever heard of any democracy projects under the Youth in Action program? No? Well, don't worry, because in Project My Voice Matters, a European Youth Citizens Initiative will be your guide to success involving you in a great activity. There will be 256 young people from Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. Do you want to feel what real youth power is? But you think that this project is not for you? Well, we recommend you to think again. Don't hesitate, take part in it. Go to myvoicematters.eu. Štai ir viskas, ką mes jums norėjome parodyti šiandien. Atsisveikiname iki kito susitikimo nuo užšalusių marių kranto. Iki.